Sveiki visi. Na, štai atėjo tas laikas, kaip nusprendžiau padaryti antrą dalį. Jeigu kas matė mano pirmą video, tai jame yra kalbama apie mano plaukų spalvos sugrįžimą. Kaip atsistato, grįžta ta natūrali plaukų spalva. Aš ilgą laiką buvau žila ir labai daug metų ir aš tų plaukų jau nedažiau, nes tas žilumas buvo dėkingas ir nemačiau reikalo dažyti, nes tikrai buvo labai gerai įsidėstęs tas žilumas. Na, žinoma, metam bėgant jisai išvien keitėsi ir daugiau darėsi vien balti ir tų jau kaip surogelių jau kaip ir nebuvo. Na, bet aš jau buvau pripratus prie to baltumo. Baltumas tikrai labai gražus. Ir kadangi aš nesu visiškai juoda, tai tas žilumas šiek tiek truputį kitoks, sakyčiau, gražesnė spalva, negu būna ant tų juodų spalvų, nes įgauna tokį stiprų pilką atspalvį. Bet čia irgi kaip kam tinka, kaip kam patinka. Tai ką noriu pasakyti, vat, kalbant apie M International produktus, štai Green Maxas, Maxas ir Blue Maxas. Štai šita trijulė, tai kažkas nerealaus ir labai daug duoda naudos organizmui, daug sutvarko ir oda, ir pats organizmas, ir imunitetas stiprėja, ir sveikata gerėja, ir, vat, kaip ir sakau, atsistato pigmentas pačių plaukų. Plaukas darosi ir gražesnis, ir minkštesnis, ir suprantama grįžta spalva. Tai jei kas matėt mano tą pirmą dalį, tai aš šios produktus naudoju, visus tris. Aš juos naudoju jau nuo kovo mėnesio, o tam pirmam video yra apie rugpjūčio vidurį darytas tas video. Ir matosi, kaip nuo kovo iki rugpjūčio kiek pasikeitė spalva. Ir jeigu pasižiūrėsit tą pirmą video, matysit, koks skirtumas nuo rugpjūčio iki dabar, iki lapkričio. Atsiprašau, iki gruodžio. Tai stipriai matosi skirtumas iš tikrųjų. Tai jei pažiūrėtumėt tą pirmą video, tai ten pakankamai plačiai dar buvo likę tų baltų plaukų. Dabar, vat, kaip matot, pas mane tų baltų plaukų, jeigu aišku sukeliu, dar atrodau šviesiais plaukais, bet jų čia labai nedaug. Čia iš vis minimaliai priekyje likę. Aišku, štai kiek atauga. Ir tikrai daug visur štai priaugusių plaukų auga tikrai labai gerai. Stiprėja pats plaukas ir, kaip ir sakau, grįžta ta natūrali mano plaukų spalva. Štai baltų, na, realiai labai mažai. Ir, kaip aš sakiau, tam pirmam video, kad darosi plaukai juodi, na, galbūt efektas tas atrodė dėl to, kad dar buvo pakankamai stipriai balti plaukai. Tai tie tamsesni atrodė tiesiog juodi, bet juoda aš tikrai nebūsiu, nes mano natūrali spalva iš tikrųjų nėra juoda. Tai štai dabar pasirodysiu. Štai dabar pasižiūrėkit. Na, sakyčiau, mano plaukų spalva kažkur tai bus, vat, štai tokia. Na, jeigu biškiu prie šviesių uždėjus, šviesesnių, štai. Juodi nebus, bet tokia vat spalvytė. Taip pat, kaip ir sakiau, labai mažai belikę. Na, sakyčiau, gal tik tai va tiek kažkur tai baltų plaukų. Ir tai jie jau nėra žili. Paprasčiausia kažkokie vat šviesus, atrodo kaip dažyti plaukai. Štai pasižiūrėkit, ant kiek jau ištamsėja mano plaukai. Štai. Ir vat jau ir priekį jau nebedaug likę, o jau galiniai tai iš viso vat. Jei pasižiūrėtumėt tą pirmą video ir va dabartinį, tai tikrai labai stipriai matysit skirtumą. Štai pažiūrėkit, ant kiek jau tamsus plaukai. Tai ir yra naudota produktai, kaip ir sakiau, šita trijulė, Green Maxas, Maxas, Blue Maxas, nuo kovo pradžios.
Tai va iki gruodžio, galima sakyti, pradžios. Štai koks iš baltų plaukų, ant kiek stipriai grįžta ta mano natūrali spalva. Na štai, žinokit, nėra ką pasakyti, tiesiog, neįtikėtina, bet tai faktas ir kad tamsėja, ir kad tikrai tamsėja ir grįžta, aš tikrai nedažau. Ir kol kas tikrai neketinu dažyti, nes noriu pažiūrėti, iki kiek jie man ištamsės. Štai, tai vat po kurio laiko vėl padarysiu video, dar vieną, ir tada matysit nuo pirmo karto iki paskutinio, sakykime, iki kiek ištamsės. Tai vat, kaip ir sakau, akivaizdžiai tikrai matosi, ant kiek ištamsėja plaukai ir pakankamai stipriai. Štai, jeigu tai pridėsiu dar prie tų likusių šiek tiek šviesių plaukų, štai pasižiūrėkit, visiškai tamsus. Štai, ir jau balta, galima sakyti, tuoj nebūsiu. Matysiu, aišku, ištamsės aš padarysiu video ir paskui manau, kad šiek tiek sruogelių baltų vis tiek dėsiu, nes aš visą laiką dažiau tokiam sruogeliam iki kol pradėjau stipriai žilt, o paskui jau jie natūraliai buvo šviesūs ir žili ir tokie kaip sruogeliam. Tai dažyti man kaip ir nereikėjo, bet aš jau buvau pripratus prie to šviesios gražios spalvos. Tai nežinau, kaip man ta tamsi bus, aš jau nebepamenu. Tai sakyčiau, kad šiek tiek baltos reikės įdėti, šiek tiek reikės padažyti, bent jau man taip norisi. Tai štai pasižiūrėkit. Tikrai akivaizdu ir tikrai faktas, kad grįžta plaukų spalva. Tai įsivaizduokit, kokią naudą duoda tie produktai mūsų organizmui. Jeigu aš matau tą grįžtamąjį poveikį plaukų, tai įsivaizduokit, ką jie daro pačiam organizmui. Atstato visas ląsteles, negyvas pašalina. Kaip Blimaxas yra kaip ir antibiotikas natūralus ir valo kraują. Mimaxas atstato ląsteles, išveda iš organizmo negyvas ląsteles. Tiesiog žinokit, puikus efektas. O Greenmaxas išveda iš organizmo visą tą negerumą, to, ko neturi būti mūsų organizme. Tai yra parazitai, toksinai, negyvos atskirtos ląstelės ir jų pagalba, sakau, atsistato ir imunitetas stiprėja, ir oda tvarkosi, ir plaukai, ir pats organizmas. Ir nuo užterto organizmo iš tikrųjų pas žmonės atsiranda labai daug ligų. Ir ten kraujo spaudimai, ir cukrus, ir NNN tų problematiškų, ir alergijų, ir odos visokių ligų, ir aplamai visokių ligų. Tai kai sutvarko tą imunitetą, pats imunitetas tvarkosi su visais tais negerumais ir viską šalina, ir automatiškai pasišalina labai daug ligų. Ir turim tikrai daug faktų ir atsiliepimų, ir žmonės džiaugiasi, ir nereikia daug tų chemijų visokiausių, daug vartoti vaistų, kurie mums vieną dalyką atvarko, kitą dalyką gadina. O čia 100% natūralūs produktai. Tai kaip ir sakau, M International tikrai stebuklingus produktus teikia, ir nors ir sunku patikėti šiais laikais, kad tokių dalykų yra, bet yra. Ir tikrai panaudosit, tikrai siūlau įsigyti, panaudosit ir suprasit, ką tai reiškia, kai savijauta puiki, ir energijos, ir miegas susitvarko, kas turi hemorojų, ir tas moteriškas problemas. Ir dar yra, neturiu prie savęs pasidėjus, Jekaterina, kuri moterim labai ir
menstruacijos skausmai sumažėja, net išnyksta. Tiesiog nejausit jokio diskomforto ir sakau, tikrai daug informacijos, tikrai daug atsiliepimų ir labai didžiulė nauda organizmui. Tai vat aš sakau, vat jeigu grįžta net plaukų pigmentas atsistato, tai supraskit, kokia nauda yra mūsų organizmui su šitais produktais. Tai šitie produktai, aš sakau, kaip Dievo dovana žmonijai, tik ar tikrai norime savo padėti. Tai, kaip ir sakau, mylėkit save, saugokit save, padėkit savo ir džiaukitės, mėgaukitės gyvenimu. Tai štai, siūlau išbandyti tikrai. Nepasigailėsit. Ačiū Jums visiems, kad žiūrit, kad dalinatės ir padėkit savo, padėkit artimiesiems. Tuo labiau, kad šie produktai galima naudoti ir vaikams nuo metukų. Tik tai Blue Maxas, tai vaikučiam nuo 3 metukų, nes jisai šiek tiek skystina kraują. Tai vaikam nuo 3 metukų tik tai rekomenduojama. O visus kitus, aišku, vaikam yra dozės mažesnės, bet tai yra natūralu, produktai skanūs. Tai tiek. Mylėkit save, būkit sveiki, būkit gražūs, mėgaukitės gyvenimu. Iki.